Tai va, tiesiog trečias video. Tai va, Kauno miesto savivaldybė parekomenduoja mums užpildyti ŽP3 sistemoje čia teisme. Ir stiliaus mes be jokių teismų galėsime prisijungti šį mums priklausantį įvažiavimą. Čia, kadangi mes jau už jį esame susimokėję, tik tai mes čia turėsime pasibraižyti jį, ten vėl per kažkokius tai architektus ir panašiai. Na, ir mes patikim šituo melu ir tuos prašymus toje sistemoje užpildom. Ir spėkite. Gauname pranešimą, jog mūsų įvažiavimo privatizavimo iniciatoriais nori tapti buvęs Kauno miesto apygardos civilinių bylų pirmininkas su mamyte, kuris 60 cm nuo mano sklypo ribos namą neteisėtai pasistatė. Nu kaip pasakyti, galimai neteisėtai. Nes, kaip galimai neteisėtai. Įregistravo jisai, tai jeigu įregistravo, tai kažkaip tai teisėtai. Ant mūsų praėjimo tako tvorą užstatė. Kiek užstatė, pasižiūrėkite. O čia, ESO stulpas yra pagal matavimus, kad nepažeistų mūsų sklypo ribos. O čia stulpas, o čia tvora, tiek va. Na tai žinokite, nėra tai daug, bet per tokį atstumą tai jau susidaro keletą kvadratinių metrų. Ir kaimynui nereikėjo mokėti taip kaip man už tos metrus, nes matot, jisai tuomet apygardos teismo civilinių bylų pirmininkų dirbo. Taip kad situacija tokia. Kaimyno yra 15 metrų, o mūsų 4 metrai ir 70 centimetrų. Tai kaimynas gali pirkti 3/4, o mes 1. Taip išeina. Tai palaukit, dabar apie ką mes kalbam. Mūsų įvažiavimą, už kurį mes jau esame sumokėję 2 ar net 3 kartus, ketina dabar Kauno miesto savivaldybė parduoti 4. kartą. Tai tokia ir situacija. O pyktis yra pagristas, todėl kad aš parašęs esu 10 skundų dėl šito barako, vienbučio namo, kuriame neteisėtai yra įrengta 13 butų. Pateikęs esu institucijom informaciją, kas to gavo, kas leido, kaip vyko tos statybos. Į kalėjimą niekas nesėda. Iki šiol įrenginėja tos butus, nors akivaizdu, jog šis vienbutis namas netitinka daugiabučio reikalavimų. Jo niekaip negalima pavirsti daugiabučiu. Tiesiog nėra tam vietos, nėra tam automobilių stovėjimo vietų, nėra žaidimo aikštelių vaikams. Nėra infrastruktūros vienbučiam namui tapti daugiabučiu. Žmonės jau yra supirkę butus. Toliau. Kaimynas paskolos rašteliais iš mano tėvų skolinęsis pinigus ir pasidovanojęs 1,5 hektaro sklypą prie Palangos. Taip pat rekonstravo namą. Taip pat pažeidė 3 metrų sklypo ribas. O garažą pavirtė 3 aukštų namų. Tenais dabar gyvena jo sūnaus šeima. Kieme automobilių prekybos cechas. Ir nusispjaut VMI, nusispjauti statybos inspekcijai, nusispjaut visiems. O mane voksit iš manęs, voksit iš mano šeimos, kovosiu, viešinsiu.
Viešinsiu ir kitą bardaką. Viešinsiu ir kiekvienas neteisėtas statybas, kurias tik pastebėsiu. Taip, kad neverta iš manęs vogt buvo. Pavoksit mano įvažiavimą. Bet apie tai dabar žinas visa Lietuva.